tas žmogus, kad mažas esi gyvensi ir tam kaime. Ir sakė, kad čia prieš tiltą buvo tankų prisprogdinti 26. Ir anoj pusėje vokiečiai laikėsi, juos iš pasalų užtika čia parvažiuojant. Įdomu. Ir sakė, buvo nemažai jų čia pridaužyti. Bet vienas tiek tik rastas. Ir vienoj sodyboj tik detalė. Kaip galvoji, pagal šitą ženklą va, atseks, kur čia mes nuvažiuojam, tu tam ieško, ką daugiau? Važiuojam į vieną sodybą, kur daug detalių yra. Nu gerai, pasakė, nieks už liežuvį netempė. Krausi, man paršą reik rast. Kaip sakant, programuoju. Geriau nieks neikit. Čia mes kasam. Ane? Visokio gėrio tarybinio. Kavroveco bakas. Praktiškai ledinis, jeigu kam reikia, va, štai. Nu jo, metalo čia daug. Čia daug. Nuo to ir pradėsim. Metalą susimetam kur nors į pakraštį, kad netrukdytų. Gal gerai, tai šiandien daug vaikščiot nereiks, o ne kiek suprant. Čia pasikuisim savo. Iki 12 vakarą nakties. Ne oras, o pasaka. Ir va 26 variklio bloko gabaliukai. Čia gerai pagalvojus ir pastudijavus galima atsakyti tą klausimą, nuo kurios vietas pypsius. Tai iškasim važiuoklės paršus tuos, kaip planavom, ir tada pafilmuosim, ne? Lygintuvo. Kam lygintuvo? Okay. Šita meglinė, pasirodo šita meglinė paskerstyti 26 tankai. Čia ir svarbiausia, kad jų daug likę dar. Daug čia tų likučių. Stambaus tokio metalo. Ką tokį? Svirtėta, mažesnė ta. Bet vat irgi liūs signal, bet čia man atrodo akimirkas, va čia ir vamzdis kažkoks. 26. Čia toliau signal, ir va čia kitais nusiritus. Tanka svirtis ta mažoji H raidė, kaip mes vadinam, kuri tvirtinasi į kiaulę, į paršą. Tai gerai tada. Nu supratau viską, beliek tik tai šiupeliuota, ne? Biški. Čia šlamštas. Šiukšlynas dabar. Dabar mes kasam rimtas dalis 26. Gal taip savotiškai jausmas įdomus, ne? Nuo Panteras. Šokam ant 26. Labai patogu buvo ardyti jam tas lengvuosius tankus 26. Kiek mes jau kasė? Nežinau, vieną gražų žiemos vakarą aš skaičiuosiu. Turiu svajonę ras dar lengvai plaukiojantį kažkur tai 38 arba
37 tanką. Dar rinkt prie tų dalių, kurios turiu nuo plaukiančio. Noriu pririnkti ir sukrauti krūvą, kad būtų jau kažkokia apimtis ir vaizdas tanko miniatiūrinis. Tai va, nu gerai, okei. Šiandien prie 26 dirbam, bet ką gali žinot, gal buvo ir koks nors čia 38. Tai iki vakaro pamatysim. Nusikaliam kai šunys. Tu sakau, nusikaliam kai šunys, kiek išrausiam, žiūrėk. Gal vakarė reiks pas veterinorių užvažiuot. Nu bet jeigu ten, blemba, netanka detalė, nu tada nežinau. Reiks bateriją krauti ne tik Dzeusui, bet ir man. Kažkoks, žinai, įdomus. Storis apie 12, skylė, pastorinimas. Biški juda, bet va tas kampas labai įdomus. Kodėl ne 90 laipsnių kampas? Va, jeigu kas norėsit šarvų, prekiavom. Tai va, lūpsim žodį. Kažkokiu būdu, ne? Blet, jeigu bus plūgas, tai ragas, ne? Žiūrė, eina. Eik tu kažkokia nesąmonė. Kas šitą? Burtai. Ne čia. Nežinau. Galim pagalvoti, ne? Kad nuo tank labai galim pagalvoti. Storis toks geras. Bet deja. Nemanau, taip gražiai skambėjo. Į dar va nuplėšta kažkas tai. Gali būti čia šarvas? Kaip tu galvoji? Rimtai. Siulieva yra siulė. Bet tai palaukdavo. Kodėl čia toks jisai kažkoks apvalus, nedidelis buvo. Apvalus, sunku pasakyti. Nu bet privirytas 2 cm storė. 2 cm. Tai čia jau lengviesiam tankam, tai čia daug, 2 cm. Nuo priekio turėjo būti, bet ne kaukės. Sunku pasakyti, nelabai. Rausiam toliau. Gal ir gerai, čia šachtą atidariau va. Šachtą atidariau va toj vietoj. Kas čia turbūt nebesiblaškys. Kem 5 kalibro gilzės iššautos, va matosi ryškiai iššautos. Gal čia, žinai, stipriesiem gėrimam padaryta? Kaip tu manai? Ryškiai indėlis, žinai, buvo naudojamas kažkam tai. Gražiai nupjauta, tiem laikam gražiai nupjauta. Ir
Idėja nebloga. Metai. Wow! 3,7 kalibrą vokietis. Varna yra. Eikt. Va. 30 kelinti metai. Eikt, žiūrėk, kiek čia visko. Čia tai variantas. Nu ne, 26, ko tikėjomės. Bet o, kokia gražia varnikė. Čia daug visokių tai visokių užrašų. Informacijos. Nu gerai. Užskaitau. Paskutinės naujienos iš šachtos. Kasyklos. Nu, 26 tanką. Kiek atsimenu 26. Tuoj pažiūrėsim. Patikslinti reikia. Jo! Skylės yra. Bokštelio. Čia bokštelio apačioj šitas kampuotis eina. O čia privirinta buvo. Yra siūlė, yra. O, žiūrėk, yra siūlė. Nu, bet tai paskerdė čia į sąžiningai šitą 26. Dar neaišku, koks modelis buvo. O, prie šitų skylių sukosi žiedas. Bokšteliui pasukti. Nu ką, 26, sakyk, ką nori. Jeigu nori vieną gabalėlį 26 rasti, va tiek reikia metalą prikasti. Žiūrėk. Oba. Čik. Šitiek. Pradeda lyst tada. Šlifuojam toliau. Naujausia informacija. Pagalvojau, savaitę mes čia turėsim kasti šitą piramidę. Kiek procentų? Kokie 3 procentai tik tai tankų dalių, ne? Trys kokie procentukai, ne? Kiek? Žiūrėk. Opa. 26 atraminė yra tašis. Suveržlė. Suveržlė. O tepimo taškas. Ne, išsuktas jau. Veržlė yra. Kitam gale yra taškas. Nu ką, sveikinu. Va štai tepims. Ok. Kokias prognozes? Išlūpsim šią paršą. Jeigu pasistengsim. Pašiupeliuoti, jeigu pasistengsiu. Išlūpsim dar kažką įdomaus. Nieko baisaus, būna ir kaliušų. O čia tokia pat ar kem 5. Bet jau tiek, kas čia paturbita, kažkas įkalta. Ne, čia panašu kem 5. Kem 5. Žalvarinė. Visa žalvarinės 45 būna. Nupjauta didesnė dalis. Taip ir lendavo ištisai. Ištisai, iš tikrųjų, detektorius nejungiu. Su murka nebent. Artėjom prie pietų, prie mūsų pietų. Taip tai jau senai pietus praėjo.
Matai? Ar tu matai tą patį, ką ir aš matau? Aš matau 26 palaikomą ratuką su gera guma. Puselė, sveika, ne? Įaugusi. Nenori atiduoti. Nenori atiduoti. O, pagaliau kažkas tokio. Kažkas tokio, ką tikrai ant tanko galim uždėti. Tai, ką mes ilgai laukiam. Tai 26. Nu, tikrai, toj krūvo yra dar daug. Bet kaip viską nukast? Keleiviai su dantračiais netankiniais. Man net normaliai parsinešt lubių. Man nepavyksta ramiai. Ašelė ta mažytė, kuri tvirtinasi ten į svirtį, į balansyrą važiuoklės. Va ta tavo H raidė su šita va. Su dviem tokiom. Procesas vyksta.